Žiūrint dabar augančius vaikus, tai supranti, kad per pakankamai nedidelį laiko tarpą pasikeitė labai daug. Iš esmės niekas nepasikeitė žmogiškąja prasme, bet anturažas, kuriame mes gyvenam ir augam, tikrai yra pasikeitęs. Dėl to, kad jeigu dabar yra planšetės, yra išmanieji telefonai ir visos kitos pramogos, trimatis kinas ir visą tai, ką mes turime šiandien pasiūloj, tai to nebuvo ir buvo net neįmanoma įsivaizduoti, kad tu galėsi su kom nors kalbėti, regėdamas jį ekrane. Būdavo statydavo štabą medyje arba krūmuose su slapta, būdavo tokia siena, o už tos sienos buvo slaptas kambariukas, slapta erdvė ginklams laikyti, tai buvo lankai, tai buvo kažkokie sumeistrauti kirvukai, kažkokios tai ietis. Susitinkam mieste, pažaidžiam krepšinį ar, kaip šiuolaikinis paauglys kompiuterį. Kompiuterinius žaidimus, klausom mamos. Mamos lausime, prisinešim saldumynų. Ar žaidi kompiuterinius žaidimus? Tai žinau. Kokius žaidi? Patinka lenktynės, sportas, šaudynės. Turi mėgstamiausią? Sportas per konsolę. Po to buvo labai intensyvus periodas stalo žaidimų. Tai buvo šachmatai, tai buvo šaškės, tai buvo domino. Žaisdavom su seneliu, su tėčiu. Šachmatus turime mokykloje kaip turnyrus. Kas be ko, futbolas buvo, krepšinis buvo, tai ir šiandien yra. O koks mėgiamiausias krepšininkas tavo? Krisponas. Okay. O futbolininkas ką? Ronaldo. Tokie humaniška vaikystė, humaniški žaidimai, pradedant šachmatais, baigiant uždarimo kaimynų šaldytuve. Daugiau su kompiuteriu žaidžiat ar kažkur tai kieme būnat? Kompiuteriu. Daug man skaitydavo, žinoma, tai būdavo ir istorijos apie indienus, ir broliai Grimai, ir Andersonas. Taip, tenka paskaityti ir mokslinės, ir grožinės knygas. Ir man tai labai nepatinka skaityti. Kaip yra velėna, tu išsipjauni kvadratą velėnos, jeigu nebūdavo su kuo išsipjauti. Tu tiesiog randi, kur yra toks didesnis susiformavimas tos žolės, tada išrauni ir pasiėmęs po 2, po 3 tos velėnos gabalus už žolių, tu eini į kitą kiemą. Ten buvo analogiška broma, kaip ir pas mus, ir tada būdavo pats rimčiausias dalykas, tai netikėtai išbėgti iš bromos ir atmėtyti tom velėnom žaidžiančios kito kiemo kaimynus. Karą pasiskirdavome į porą komandų ir gal su kokiais šautuvais, žaisliniais tiesiog šaudydavome. Bet buvo, pavyzdžiui, dar toksai žaidimas bušido. Tai yra kaip muštynės tam tikros, taigi, nežinau, man tai toks nepatinka. Ne, man nežinau, bušido. Visą laiką kažkaip labiausiai nuo manęs kliūdavo tam Antanui. Ir aš atsimenu puikiai, kaip aš grįžtu namo ir man iš svetainės mamos balsas sako, ateik čia. Ir aš ateinu į svetainę ir tai buvo siaubingas surprizas. Svetainėje sėdi mano tėvai, sėdi Antanas. Pas mus svetainė. Kaip tie tėvai sužinojo, kad mes gyvename būtent ten, kaip jie iš vis sugalvojo, kad reikia ateiti ir padaryti tokį pokalbį, bet tai buvo toksai tiesiog siaubingas 2 šeimų teismas manęs. Esu vieną kartą pasislėpęs miške ir teko ilgai ieškoti kelio atgal. Buvus auklė, labai sunervino, mes paėmėm visokias ten knygas, visokias kamuolius ir pradėjome ją atakoti ir visokius dalykus ją mėtyti. Man asmeniškai buvo įdomu pažiūrėti, kaip atrodo opera vaikams. Ir apskritai, ar ten įmanoma ką nors suprasti. Man tai patiko. Man tai patiko. Berniukai, su kuriais mes buvom, jie viską žiūrėjo, viską suprato ir jiems buvo įdomu, man buvo įdomu, aš kažkaip patyriau malonumą, kažkokį
muzikos. Tikra klasika, kurią yra skaitęs ir girdėjęs mūsų seneliai, abu tėvai ir vaikai, brolis, seseris. Ir turbūt skaitys ir girdės ir matys mūsų ateities kartas. Kaip ten surado visokius dalykus, kur valgyti ir tada Drakula atėjo. Verta nueiti dėl puikaus Rafailo Karpiovo. Labai žavus, komiškas, ekscentriškas, bet patrauklus blogas. Ir tai yra spektaklis, kuris tuo pačiu ir pamoko, ne vien sudomina brolio ir sesers artumo, koks jisai turi būti, ir dar parodo, kad pavojai tiko iš kiekvieno kampo, nes jie gali atrodyti ir nieko blogo nedarantis, bet vis tiek galime papulti į bėdą.